Pasižiūrėjus atrodytų, kad tai paprastas mikroautobusiukas. Tačiau kodėl jame daugybė laidų, mygtukų ir įvairių prietaisų? Pasirodo, šis automobilis gali vairuoti be žmogaus pagalbos. Vaizdo kameros išorėje ir dar kelios viduje leidžia automobilį valdančiam kompiuteriui atpažinti kelyje esančius objektus ir atitinkamai sukti automobilio vairą. Šis mikroautobusiukas be vairuotojo iš Italijos nuvažiavo iki Kinijos, įveikdamas 13 000 kilometrų. Tiesa, žmogaus pagalbos prireikė rodyti kelią, taip pat užvesti ir užgesinti variklį. Ši technologija nereiškia, kad kompiuteriai gali matyti. Mokslininkams iki šiol nepavyksta perprasti žmogaus regos sistemos ir pritaikyti jos mechanizmams. Tačiau automobilio veikimo principas leidžia tikėtis, kad artimiausiu metu atsiras, tarkime, save vairuojantys traktoriai, kurie arti laukus galės be žmogaus. Šis autobusiukas yra puikus pavyzdys, kaip europiečiai bando vytis naujovių kūrime pažengusią Ameriką bei Aziją. Europos Sąjunga moksliniams tyrimams ir inovacijoms valstybėse narėse per 7 metus žada skirti 80 milijardų eurų arba 11 milijardų kasmet. Tai prilygsta metiniam Lietuvos biudžetui. Tačiau bent jau kol kas specialistų vertinimu Europoje nėra naujovių kūrimui palankios aplinkos. Aš manau, kad Europos netgi vertybės lygmenim nėra visiškai suderinamos su inovacijom. Kodėl? Europiečiai vertybės yra truputėlį kitokios negu Amerikoje. Pavyzdžiui, darbas savaime yra viena iš pagrindinių esminių, kertinių Amerikos vertybių. Žmonės dirba labai daug ir tai yra savaime vertybė. Bet Europoje vis dėlto vertybės yra priimtas link socialinė apsauga, garantijos ir panašiai. Bet matote, tokios kompanijos kaip Facebook ir Google, jos nedaromos, dirbant nuo 9 iki 6. Didelio dėmesio parodoje Briuselyje sulaukė amerikiečių kompanijos Google atstovo įžvalgos, ko reikia, kad europiečiai noriau imtųsi kurti ateities produktus. Namo garaže Amerikoje susikūrusi bendrovė Google per 14 metų išaugo į interneto milžinę, tačiau svarstoma, ar tokia kompanija būtų galėjusi iškilti Europoje. Will work just fine in Europe because of the quality and the intellect of the people as long as you make one change. And that change is that you have to change the relationship of the boss and the subordinates. The European corporate model is very hierarchical. You have management boards, everyone runs around, I'm in charge, that kind of thing. That doesn't work with highly creative people who can move quickly. ES politikai žada labiau nei iki šiol stengtis, kad mokslo laimėjimai virstų naujoviškais produktais ir paslaugomis, kurie gerintų žmonių gyvenimą. Šis robotas Hektoras vienas iš pavyzdžių, kaip technologijos gali padėti vyresnio amžiaus žmonėms. Robotas primena, kada reikia išgerti vaistų, gali iškviesti pagalbą, pasiūlyti mankštos būdų arba, pavyzdžiui, pasaugoti jūsų piniginę. Kai jos pasigėsite, robotas primins, kur ieškoti. Jo nosyje įtaisyta vaizdo kamera leidžia artimiesiems iš bet kurios miesto vietos stebėti, kas vyksta namuose. Kol kas šie robotai tik išbandomi, tačiau ateityje galbūt taps kiekvieno vyresnio žmogaus pagalbininkais. Dar vienas ateities iššūkis yra gamtos saugojimas, pavyzdžiui, važinėjant ypatingai mažai sveriančių automobilių. Jo korpusas yra 100 kg lengvesnis nei įprasto automobilio. 2/3 konstrukcijos sudaro mažai sveriantis metalas aliuminis, taip pat magnis ir pastiprintas plastikas. Lengvesnis automobilis naudoja mažiau degalų, todėl jo išlaikymas savininkui kainuoja žymiai pigiau. Kada tokie automobiliai ims važinėti miestų gatvėmis, priklausys nuo verslininkų sumanumo ir valdžios iniciatyvos remti naujoves.